Žvejyba tai ne tik hobis ar sportas, bet ir menas, reikalaujantis įgūdžių ir kantrybės. Daugelis žvejų savo pomėgių siekia sėkmės, o tam yra daugybė paslapčių ir mįslių, padedančių pagerinti laimikį. Šiame vaizdo įraše apžvelgsime keletą pagrindinių aspektų, lemiančių žvejybos sėkmę. Vietovės pažinimas. Vienas iš pirmųjų sėkmingos žvejybos žingsnių pažinti vietovę. Tai reiškia, kad reikia išstudijuoti vandens telkinį, įskaitant jo reljefą, srovę, gylį ir dugno struktūrą. Skirtingos žuvų rūšys mėgsta skirtingas buveines. Pavyzdžiui, lydekos dažnai slepiasi slėptuvėse, taip pat gali persekioti gaudančias žuvis atvirame vandenyje. Suprasdami vietovę galėsite pasirinkti geriausias žvejybos vietas. Naudokite tinkamą įrangą. Priklausomai nuo to, kokią žuvį norite gaudyti ir kokiomis sąlygomis, jums reikės tinkamos įrangos. Tai meškerės, ritės, ūdos, masalai ir kiti priedai. Kiekvienai žuvų rūšiai gali prireikti specifinės įrangos, o žinodami, kokią naudoti, galite gerokai padidinti sėkmingo laimikio tikimybę. Žuvų elgsenos tyrimai. Sėkmingi žvejai kruopščiai studijuoja žuvų elgseną. Taip pat reikia žinoti, kada ir kur jos yra aktyvios, kokį maistą renkasi ir kaip reaguoja į orų pokyčius. Pavyzdžiui, daugelis žuvų rūšių tampa aktyvesnės šiltų orų, o vėjuota diena gali turėti įtakos jų buvimo vietai ir aktyvumui. Kuo geriau suprasite žuvų elgseną, tuo lengviau bus priimti sprendimus dėl žvejybos strategijos. Kantrybė ir atkaklumas. Žvejyba yra kantrybės reikalaujantis menas. Sėkmingi žvejai gali praleisti valandas, dienas ir net savaitės, nesulaukdami nei vieno laimikio. Tačiau jie nepraranda vilties ir toliau sunkiai dirba. Kantrybė ir atkaklumas gali būti pagrindiniai veiksniai, lemiantys sėkmę žvejyboje. Aplinkosauginis sąmoningumas. Tausojančiai žvejybai svarbu saugoti aplinką ir rūpestingai valdyti išteklius. Sėkmingi žvejai stengiasi būti sąmoningi aplinkosaugininkai ir tausoti gamtą. Tai apima žvejybos įstatymų ir taisyklių laikymasi bei aktyvų dalyvavimą saugant ir atkuriant žuvų populiacijas. Dalyjimasis patirtimi ir žiniomis. Niekas negimsta profesionaliu žveju, o sėkmingi žvejai dažnai dalijasi savo patirtimi ir žiniomis su kitais. Mokymasis iš labiau patyrusių žvejų, dalyvavimas žvejų klubuose ir forumuose, žvejybos knygų ir žurnalų skaitymas - visa tai gali padėti tobulinti įgūdžius ir siekti didesnės sėkmės prie vandens. Apibendrinant galima teigti, kad žvejybos sėkmės paslaptis tai vietovės pažinimas, tinkamos įrangos naudojimas, žuvų elgsenos pažinimas, kantrybė, aplinkosauginis sąmoningumas ir dalymasis patirtimi. Tačiau svarbiausia, kad žvejyba būtų smagi ir atpalaiduojanti. Nepriklausomai nuo jūsų patirties lygio, svarbu mėgautis šiuo įdomiu hobiu ir gerbti gamtą.